Gatvės gimnastai Project Mayhem. Tai idėja kilo 2011 metais. Pats aš pradėjau sportuoti 2010, maždaug tuo pat metu ir Deividas pradėjo sportuoti kartu su manim. Ir pirmų laikotarpį mes visiškai neturėjom jokių idėjų burti komandas, tada dar tai buvo nepopuliaru. Lietuvoje gal buvo, nežinau, 1 ar 2 komandos, apskritai judėjimo jokio nebuvo. Tik vat Saulius, kuris dabar irgi su mumis organizavo tam tikrus mytus. O 2011 metai atėjo vasara, mes supratom ir pamatėm, kad su Deiviu tikrai sustiprėjom per žiemą ir nusprendėm suburti komandą. Jokių didžiulių tikslų ir idėjų pradžioje nebuvo. Tai kaip paprastos komandos, tiesiog susibūrėm, koks susiburt. Taip pat dar buvo Justas su mumis, tai mūsų iš viso buvo 3 žmonės. Susibūrėm, nufilmavom video ir po mėnesio mums parašė ir pakvietė sudalyvauti pirmame pasaulio čempionate, kuris vyko Latvijoje. Ir po to, kai mes grįžom iš tenais, iš tiesų komanda kaip ir įgavo tikslus, kiekvienas narys įgavo norą daug veikti ir suburti visiškai naują bendruomenę Lietuvoje, kurios realiai tuo metu dar nebuvo. Ir manau, mums tai kol kas neblogai sekasi. Suburti komandą idėja kilo pagrindinė man, papasakojau Deiviui, Deivis irgi pritarė, turėjom bendrų minčių dėl viso to, dėl pavadinimo ir taip toliau. Mūsų komandos pavadinimas, kaip žinot, yra Project Mayhem, tai čia visiems gal tas žodelis Project tai aiškus, tik tai Mayhem. Čia šiaip reiškia chaosas, o chaosas tai čia nežinau Deivis ir su Deniu, kodėl sugalvojo šitą pavadinimą, bet šis pavadinimas iš tikrųjų gavo prasmę, nes per kiekvieną renginį... Per kiekvieną mūsų susitikimą bendrą, kad ir va šiandien. Vyksta chaosas ir panašiai. Ne, o pati idėja dėl pavadinimo, visų pirma, mes nenorėjom būti kaip visi, o visi tai čia yra visi komandų pavadinimų, kurie prasideda su žodžiu bar. Man asmeniškai tai atrodo ir ko gero atrodys visiškai kvaila idėja. Visiems, praktiškai toks pat pavadinimas, keičiasi tik tai antras žodis. Aš vis laukiu, kada susiburs komanda pavadinimu baronkės arba baravykai. Čia ko gero būtų originaliausi. Tai va, pasidavimom Project Mayhem, jo irgi tas vertimas, projektas Chaosas. Tuo metu, kai mes pasivadinom 2011 metais, idėja buvo paprasta sukelt tokį sąmyšį chaosą bendruomeniai sportininkų Lietuvoje, kad jie visiškai kitaip pažiūrėtų į sportą. Be abejo, kad pati bendruomenė pradžioje atsirastų ir kad šis sportas sukeltų tam tikrą revoliuciją, jeigu galima taip pasakyti. Ir manau, irgi mums tai gan neblogai pasisekė, nes žiūrėkit, visur per teliką įvairūs reportažai, straipsniai, renginiai, mytai ir taip toliau. Maldės, gerai šnekė. Iš pradžių buvo 3 nariai, Denis, Deividas ir Justas. Vėliau prisidėjau aš ir Gedas. Tai vyko 2012 metais pavasario pabaigoje, kai prie Baltojo tilto įvyko gatvės gimnastikos varžybos. Aš laimėjau 1 vietą, o Gedas 2. 3. Ar 2, 3, man atrodo. 3, nes 2. Jo. O, tu apie Saulių paminėjai? Ir Saulius tada dar buvo, jo. Jo, Saulius jau to 4 žmonės iš karto buvo. Po to prisidėjom aš ir Gedas. Iš karto kitą dieną man parašė Denis, kad paklausė, ar norėčiau dalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai aišku, atsakiau taip. Tai vat, nuo to laiko buvome 6 tai yra. Po kurio laiko... Ne, realiai tuo metu, kai atėjo Žilas ir Jadas į komandą, mes buvom 5, nes Justas kaip ir nustojo sportuoti dėl asmeninių priežasčių ir dėl to biškį nutolo nuo komandos ir nuo jos veiklos, nors mes šiol gerai bendraujam. Tai tuo metu vasarą mes buvom 5, nes visur 5 ir važinėjom visą vasarą su renginiais. Toliau, kas po to, po pusę metų maždaug. Lietuvos čempionatas, Marekas. Taip, po Lietuvos čempionato įstojo Marekas ir Robertas? Ne, Marekas pradžioje. Marekas iš pradžių. Tai buvom 6 ir po kurio laiko
Palauk, po kokio renginio? Mes Tada Robertą ir buvo Mindę. Po Spring Jam'o. Spring Jam'ui laimėjo pirmą vietą Šiurkus, antrą. Ne, šitas antras buvo. A, tu antras? Aš trečias. Tai. Robkė pirmas. Kaip tik. Tai jie triesi iš karto Ir- stoja, ne? Jo, Ne. kažkur tai po mėnesių. Mes Dviese ir po to mes Mindę pakvietėm. Bet aš jau kažkaip nepamenu. Aš pamenu, kad Ropkį iškart po to pakvietėm su Su Marku. Marku, jo. Ir vėliau Mindė. Jo, vėliau Mindė kažkaip irgi atsirado, bet aš jau tiksliai nepamenu, kaip mes tą pakvietėm visiškai. Pameni Mindę? Kartu su Marku prisijungė. Ne, Markas kartu su Ropke. Aš atsimenu, kad mes... Tu kažkaip- Ta prasme, mes iki šiol prieš tai irgi bendravom gerai, bet tu nebuvai komandai. Na ir galiausiai prisijungė Albertas, gan neseniai, prieš 2 mėnesius. Tai va, Tai dabar mūsų lygiai 10. Šitas va. mūsų 10 yra. Čia dažniausiai Neklausinėt. dažniausiai mums užduodamas klausimas yra, kaip patekti į komandą. Ir čia yra sunkiausias atsakymas mums. Bet, buvo toks pastebėjimas tarp mūsų, kad visi nariai, visi 10 žmonių, kurie dabar yra komandai, nei vienas iš jų nerašinėjo prieš tai buvusiams nariams ir neklausinėjo, kaip patekti į komandą. Nei Robertas, nei Markas, nei Mindė, nei Albertas, niekas tokių klausimų, nei man, nei Deiviui niekam neuždavinėjo. Tai čia būtų toks pirmas Likimas. įdomus pastebėjimas. O jeigu rimtai kaip patekti, tai paprasčiausias atsakymas tiesiog sportuot. Mes vis tiek visi esame internete, vieni daugiau sėdi Facebook'e, kiti mažiau, bet bendrom jėgom mes matom viską, kas vyksta Lietuvoje, matom kiekvieno progresą ir remintis tom, bet ne vien progresu, pakviečiama komanda. Aišku, dar labai svarbus dalykas yra charakterio bruožai, nes pas mus apskritai kiekvienas narys su kiekvienu susitaria nerealiai. Na, jausmas toksai, lyg mes būtume visą gyvenimą pažįstami. Prie bongo. Šių nuomonėms komanda buvo visiškai kita negu dabar. Anksčiau aš Maigemą netgi aptarinėjau su vienu žmogumi. Sveikas. Nesakysiu vardą ir pavardės, nes dabar pačiam nemanau šiandien. Taigi, tiesiog aš su juo kalbėjau, aptarinėjau. Maigem, maniau, kad jie pasikėlė, kad jie nuobodus dėl to, kad pamačiau tą video, kur jie atsakinėja į klausimus, kaip mes dabar, kaip aš. Karma. O dabar tai nuomonė visiškai pasikeitė ir galvoju, visiškai kita nuomonė, kad geri žmonės, linksmi, įdomus, kūrybingi. Ir šiaip matau ateitį su jais. Viskas. Aš galiu pasakyti irgi iš pradžių, šiek tiek maniau, kad jie ten pasikėlė. Ypač Denis gal labiau pasikėlęs, nes jis toks piktas visada atrodo, nebendraujantis. Paskui aš kažkaip su Geda pradėjau bendrauti, mes abu koraluose sportuojam ir susitikdavom, paskui Geda pakvietė į Meihimą. Tai per Gedą vis kartu nueidavau pažiūrėti ant šitų, kaip dalyvauja Meihim renginiuose, ten pasirodymai, pradėjau su kitais labiau bendrauti. Tai šiaip palaipsniui pradėjo keistis tą nuomonę į gerą pusę, į gerą vis kiekvieną labiau pradėjau pažinti, kol galiausiai mane patį pakvietė į komandą. Porą barberų ir visai gerai susibendrauti. Mano istorija kiek kitokia. Mano pirminė nuomonė apie Meihimą šiaip buvo gera, nes Andžėjus jau buvo įstojęs į Meihimą, mes su Andžėjum beveik visada kartu sportavom. Šiaip jis daug pasakodavo iš šitų kelionių, pasirodymų. Ir iš tų pasakojimų atrodė Meihime linksma, įdomu. Na vis dėlto po kiek laiko, nežinau, po metų, mane pakvietė į Meihimą, aš netgi ilgai negalvodamas atsakiau taip. Ir patekęs, mano nuomonė pasiteisino, nes žmonės iš tikrųjų labai įdomus, nuoširdūs, kaip ir sakė, kūrybingi, turi tikslų ir dabar jau, manau, sieksim jų visi kartu. Jums kaip laikas?
Albertai, tu Nu, pirmą kartą pamačiau Maihimą tai per pirmas varžybas. Tada Maihime dar buvo tik 3 žmonės. Denis, Justas ir Deividas. Tada, mano nuomonė, nebuvo bloga kažkur. Atrodė linksmi bachūrai. Su laiku teko su jais susipažinti, kai mano 2 geriausius draugus paėmė į Maihimą. Tada gan gerai su Maihimu bendravau, turėjau porą kelionių su jais. Nu, nuomonė gera buvo. Kai paėmė, nuomonė stipriai nepasikeitė. Kai buvo gyventi ir vėlyvą. Ne? Nu jo, nes Albertas, iš tiesų Albertas, nors oficialiai su mumis tik kelius mėnesius, bet jis praeitą vasarą su mumis nevienam pasirodymą dalyvavo ir keliavo į įvairius miestus ir Palangą, buvo išvaręs keliom dienom su mumis, tai jo, tai jisai išsenai mūsų pažįsta. Mano nuomonė tokia. Nuo pat pradžių žinau Denį, Deividą ir Justą. Kiek atsimenu. Man kažkaip tai nuomonė labai gera, nes mane nuo pradžių jūs labai motyvavo. Ir man ne šiaip buvo noras patekti į šitą komandą, iš vis ten jokių nebuvo nuomonių apie jūs blogų. Visą laiką norėjau tiesiog dalyvauti su renginiuose ir kuo daugiau su jumis susibendrauti, susidraugauti. Praėjo laikas, aš pats nepastebėjau, kai treniruojaus, motyvaus, tai kažkaip tai patekau į tą komandą. Mane tai dar labiau motyvavo ir šiaip aš labai dėkingas su Maihimui už tai. Ir manau, kad jeigu sakyti apie nuomonę dabar tokia, tai matau savo ateitį. Pirmą kartą apie Maihimą sužinojau, kai pamačiau pirmą čempionatą pasaulio video, kai sužinojau, kad Lietuva irgi dalyvauja, labai nustebau ir pradėjau kažkaip domėtis tą komandą. Po kurio laiko jie surengė tas varžybas, kaip jau minėjau, prie Baltojo tilto. Iš pradžių aš irgi galvojau, rimti tokie vyrukai, turi savo skersinį ten ir panašiai, rimtai to užsiima. Ir buvo gan gera nuomonė, negalvojau, kad jie labai daug pasikėlė ar dar kažką. Dabar nuomonė išliko tokia pati, dar geresnė, nes mes kartu praleidžiam labai daug laiko. Ir kai žinau, kad sekmadienis pas mus būna repeticijos ir visą laiką laukiu šios dienos, nes su Maigemu man linksma. Kaip ir viskas. Laikas baigtas.